Sveiki, vėl kalbame apie Europos čempionatą ir apie galimybės lažintis. Šį kartą tai jau bus konkretus dalykai, tai bus rezultatai, konkrečios komandų galimybės. Aišku, visa tai yra tik mano svarstymai, visa tai yra dalykai, kuriais jūs galite tikėti arba netikėti. Airija, Kroatija. Šiuo atveju pirmiausia kalbėčiau apie Airijos rinktinę, kuri nėra įvardyjama kaip rimta jėga galbūt šiame čempionate, bet žiūrint į statistiką, 14 rungtynių iš eilės nepralaimėta. Tai yra atkarpa trunkanti ilgiau nei metus. Patyręs treneris Giovanni Trapattoni iš Italijos puikiai sudėliojo komandą, tai yra suderino itališką futbolo drausmę su airišku noru kovoti. Ir airių galimybės aš iš tikrųjų šiuo metu vertinčiau gerai. Taip, Kroatija stipri komanda, bet airiai puikiai žino tai, kas bus. Tai yra, žaidimas yra sukamas aplink Luką Modričių, kurį dauguma airijos rinktinės futbolininkų pažįsta, nes yra arba žaidė su juo, arba žaidė prieš jį Anglijos pirmenybėse. Šios rungtynės irgi neturėtų būti rezultatyvios, nes vis dėlto manau, kad airijos rinktinė pirmiausia skirs didesnę dėmesio dalį savų vartų gynybai. Ir kroatams tą gynybą bus pralaužti sunku, irgi starto įtampa. Ir spėčiau, kad rungtynės bus nerezultatyvios, tai yra jose bus įmuštas vienas įvartis, nedaugiau. Jeigu šiose rungtynėse būtų įmušta mažiau negu pusantro įvarčio pagal statymo taisyklės, tai santykis yra 2,5. Galite eiti dar toliau ir jeigu turite drąsos, bandyti spėti, kad savo įvartį airiai įmuš pirmajame kėlinyje ir tada atsitrauks į savo aikštės pusę. Jeigu nutiktų taip, jūs laimėtumėte 4 litus 10 centų už kiekvieną investuotą. Na ir vėlgi, kažkodėl tikėdamas tą airių sėkmę šiame čempionate, daryčiau prielaidą, kad Airija šiame čempionate surinks daugiau taškų už Kroatiją, galbūt ir už Italiją, grupės turnyre. Jeigu turite kitą nuomonę, galite, aišku, rinktis savus variantus, o tos koeficientus, ir kuriuos vardėjom, ir tuos, aišku, kurių nevardėjom, ir kurių yra labai daug, jūs galite rasti internete.